9:30 ir jums dirba LNK vakaro žinios. Sveiki, aš Lina Kairytė. Ir su sportu aš Asta Žukaitė. Štai ką matysite. Grįžo komunistų šmėkla. Net 18 šio Seimo narių nuslėpė, kad priklausė komunistų partijai. Mes buvom ridikėliai. Iš išorės liktai raudoni, o viduj balti. O vienas įsižadėjo ne tik komunistų, bet ir konservatorių. Aš šiaip arčiausiai liberalų. Aš liberalas esu. Sankcijos Rusijos nebeveikia, vėl byra milijardai. Labiausiai gėda turėtų būti Europai. Nes rusai kažkur po kilimais su kažkokiam nuolaidom sutarė. Putino eksperimentas su kaliniais atsisuko prieš pačius rusus. Dėl karo Ukrainoje iš kalėjimo paleisti nusikaltėliai grįžinėja namo ir žudo. Ne taip jis turėjo numirti ir dar jį sudegino. Iki šiol net negaliu palaidoti savo artimųjų. Aistros dėl grįžusio Stambulo konvencijos klausimo virto lyčių skaičiavimu. Per dantį trauktas atsakymo, kiek yra lyčių, nežinantis švietimo ministras. Tai aš šiandien atsakysiu iš Seimo tribūnos, kad lyčių yra 2. O visa kita yra taip tam tikri apsigimimai, sutrikimai. Te prasideda kalėdos, sako prekybininkai. Nelaukia šalčių ir jau puošia eglutes. Čia faina. Faina? Taip. Man nepatinka tokį stresiuką įvaro. Komunistų partijos šmėkla vėl sugrįžo, šį kartą į Seimą. Paaiškėjo, kad 20 dabartinių tautos išrinktųjų priklausė komunistų partijai. Ir beveik absoliuti dauguma šio fakto oficialiai nenurodo. Teisinasi, kad tai neprivaloma, kad yra svarbesnių gyvenimo aplinkybių ir tikina, jog idėjiniais komunistais nebuvo. Bet greitai tokių siurprizų rinkėjams nebebus. Seimas ketina įpareigoti, kad kandidatai į Seimą, prezidentus, Europos parlamentą ar savivaldą deklaruoti savo priklausimą komunistų partijai privalėtų. Iš Seimo Eglė Račkauskaitė. Kodėl nuslėpė?